Tai mes ūkė naudojam įvairaus dydžio, tie vazonėliai vadiname, ir mes stengiamės pirkti daiktus tokiuos, kurie ilgai tarnauja, kad ir patiems nepatinka, kai tu nusiperki, paskui viską išmesti reikia kitą sezoną. Tai vat nuperkam tokiuos, kur 10 metų tarnaus plasmasiniai ir pačiam maloniau dirbti, nes tu jį gali pakelti ir nešti. Paprikas ėmė pačius didžiausius indėlius ir užberiam kompostą taip pat perkam, patys negaminam substrato žemę, nes čia reikia užsimti jau tuo stipriau, nes mišinį paruošti, ten molio dadėti, tam tikrą mišinį padaryti, tai čia, mums tai čia dar kol kas per sudėtinga, tai įsigijam iš sertifikuoto irgi, kuris gamina ekologinį substratą, yra vienintelė ferma Lietuvoje su sliekais, kurie užsijama, tai ten tie sliekai būna, kad atkeliauja pas mus, prisitaiko čia irgi gyventi, apsigyvena nauji gyventojai. Tai va, tai dedam tą kompostą ir susimetam sėklas, pasidengiam, pasilaistom ir dedam į daigyklą. Tai daigyklą irgi pasidarėm iš seno šaldytuvo paprasčiausiai, nebeveikiančio. Tai paskambinom ten įmonei, kuri užsiema prekybą, tai praktiškai už dyką atidavė, jį niekam nereikalingas. Tai vat labai gerai, nes jis didelės talpos, daug susideda. Iki 5000 gali tilpti vazonėlį tų sėjinukų. Tai pasidarėm ten šildymą, drėkinimą ir ten idealios sąlygos sudygti sėklom yra. Tai ten sudygsta, tada nešam viską ant stalų. Ant stalų tada jau jie toliau auga, nes pačiam šaldytuve nėra apšvietimo, tai jie tik pati sėkla aktyvuojasi. O jau ant stalo, va čia pasidarėm dabar su to šildymu, tai jis toliau jau auga su saulės pagalba.